Seyit yeri Sağınçına Kırançlın Lietuvada 1710 yılda. Europoje žinių apie karaimų kalbą vienas pirmųjų 17 amžiui pateikė vokiečių orientalistas pastorius Johanesas Buchtorfas jaunesnysis. Jis pranešė, kad Kryme karaimai skaito Senąjį testamentą tiurkų kalba. Pagal mokslinę kalbų klasifikaciją, karaimų kalba priklauso tiurkų šeimos vakarų kipčiakų grupės kalboms ir yra artima Krymo totorių mirusiai polovcų kalbai, taip pat dabartiniams balkarų, karačiajų, gagaūzų, kazachų, kirgizų, baškirų, komykų, kitoms kipčiakų grupės kalboms. Karaimų kalba apima 3 dialektus – trakų ir išnykusius Haličo, Lucko ir Krymo dialektus. Istoriškai karaimų kalbai užrašyti buvo taikomos įvairios rašto sistemos – hebrajų, arabų, kirilica bei lotynų. Šiuo metu Lietuvoje išleista literatūra karaimų kalba remiasi lietuviška abėcėle su papildomais ženklais. Karaimų kalba įrašyta į UNESCO pasaulio nykstančių kalbų sąrašą. Jie gyvai ir tik trakų dialektu kalba vos 30 žmonių, kurie visi gyvena Lietuvoje. Pirmasis leidinys – religinis himnas karaimų kalba atspausdintas 1528 metais Italijoje, Venecijoje. Pirmasis apie Lietuvos karaimų kalbą mokslinį straipsnį paskelbė švedų mokslininkas Gustavas Peringeris 1691 metais Leipcige. Pirmoji spausdinta pasaulietinės poezijos knyga Simono Kobeckio Poezija ir Lara. Dainos pasirodė 1904 metais Kijeve. 1924–1939 metais Vilniuje buvo spausdinamas žurnalas Mišl Karaimska – Karaimų mintis. Žurnalui rašė profesionalai tiurkologai – Šapšalas, Kovalskis, Zajačkovskis ir kiti. Straipsnius publikavo istorikai Višinskis, Morelovskis, Levi Babovičius. 1934–1939 metais Panevėžyje leistas žurnalas Karaimų kalba Onarmach. Trakuose leista periodika jaunimui Karaimų draugas, kurio išleisti 3 numeriai hektografu Pšiečel Karaimov, lenkų kalba 1930 metais, Dosto Karainin, karaimų kalba 1932 metais ir 1934 metais. Metiniams šventėms nustatyti karaimai turi atskirą mėnulio kalendorių, pagal kurį metus sudaro 354 dienos, 8 valandos, 48 minutės. Kalendorius suskirstytas į 19 metų ciklą – mėnulio ratas, kuriame yra 12 paprastųjų ir 7 keliamieji metai su 13 papildomų mėnesių. Mėnuo sudarytas iš 29 nepilnas mėnuo arba iš 30 pilnas mėnuo dienų. Karaimai švenčia savaitės dieną, šeštadienį. Jauno mėnulio dieną, kiekvieno mėnesio pirmąją dieną, metinės šventės ir laikosi pasnikų. Kiklare dani gövdesi gözlerini